pavyzdžiai mums labai svarbus. Pavyzdžiai daro didžiulę įtaką mums. Jie mus formuoja. Keli pavyzdžiai, neigiami tokie pavyzdžiai. Šaltas vėjas, jis gali būti nestiprus, bet jeigu jis nuolat pučia į tave, tu atsukai jam nugarą, jis išpučia iš tavęs visą šilumą. Ilgainiui jis tavęs sustingdys, sušaldys tave. Tiesiog stovėk vienoje vietoje ir jis pūs, iš lėto po truputėlį prasiskverbs visur į tavo sąnarius, tavo kūną, iki kaulų tavo prasiskverbs ir tu sustirsi. Tiesiog jis daro poveikį tau. Mes turim pasakymą, lašas po lašo, akmenį prataš. Atrodytų menkas dalykėlis, gramas ar ten kiek jo ten yra, kas tas lašas yra, ką jis gali padaryti akmeniui. Bet nuolatinis jo kapsėjimas daro poveikį, uolą sutrupina. Aplinka mus formuoja. Žiūrėkit, mes gyvenam kažkoje aplinkoje, būdam kažkoje terpėje ir mes pradedam kalbėti kaip tą terpę. Mes pradedam, perimam kalbą, žargoną, tartį, kirčiavimą kaip tą terpę ir nebejaučiam, kad pradedam kalbėti taip, kaip mums nebuvo įprasta. Mes net nejaučiam, kaip tai pasikeičia, kaip į mūsų lūpas, kaip į mūsų mąstymą įsivelia kiti žodžiai, mąstymo kažkokie elementai, vertybės ir dalykai. Mes nejaučiam šitų dalykų. Žmonės, kurie mums patinka, padaro mus panašius į save. Žmonės, kurie mums patinka, mus padaro panašius į save. Kai mes stebim juos, kai mes žiūrim juos, kai mes žavimės jais. Jeigu patinka McGregoras, ir vaikščiasi kaip McGregoras. Jei patinka kiau, kokia ten, nežinau, įtakotukė, ir vaikščiasi kaip kiau įtakotukė. Dėl to mums įspėjimas iš Švento rašto, žiūrėk, ką myli. Žiūrėk, kas tau patinka, stebėk, kas tau patinka. Žiūrėk, kas tave supa. Žiūrėk, ką sieki. Stebėk tai, kuo tu žaviesi, kas tavo dėmesį patraukia, kas tavo širdžiai atgaivą duoda. Stebėk. Gali būti, kad tu net nepastebi, kad tu kažko žaviesi. Ir tie dalykai, tos asmenybės, jų vertybių pasaulis, žingsnelis po žingsnelio, lašas po lašo pradeda kapsėti į tave ir pradeda formuoti tave. Tu tampi tuo, į ką tavo akis nukreiptos. Vieną dieną tu prabusi, visiškai nepažindamas savęs. Mes turime galvoti apie save, mes turim galvoti ir apie savo vaikus, kuo jie žavisi. Mes turim galvoti apie bendruomenę, kas mūsų bendruomenės susižavėjimo laukas, kuo mes žavimės, kas mus įkvepia, kas yra slaptoji mūsų svajonė, kokie žmonės yra mūsų įkvėpimas.